Trečiasis, dėl sutikimo reorganizuoti Širvintų rajono Alionių pagrindinę mokyklą, priimti ją prie Širvintų rajono Bartušio mokyklos daugiafunkcinio centro. Prašau, vedėja Regina Jankienė. Labą dieną. Šio sprendimo projektu yra siūloma pirmų punktų suteikti, kad biudžetinė įstaiga Širvintų rajono pagrindinė mokykla iki 2016 m. rugpjūčio 31 dienos. Čia yra pataisimas, buvo prezidento truputėlį šitą datą. Reorganizuota, prijungiant ją prie Širvintų Bartuškių mokyklos daugiafunkcio centro ir įsteigiant Širvintų rajono Bartuškių mokyklos daugiafunkcio centro Alionio pagrindinio ugdymo skyrių. Antrų punktų nustatyti, kad reorganizavimo tikslai sudaryti vadybinės prielaidas reorganizuojamos mokyklos veiklą optimizuoti optimaliausiais žmogiškaisiais, finansiniais ir materialiniais ištekliais, užtikrinant kokybišką mokyklai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant geresnės ugdymo kokybės bei efektyvesnio išteklių naudojimo. Sudarant sąlygas teikti vietos bendruomenei reikalingos kultūros, socialinės ir kitos paslaugos. 2.2. Reorganizavimo būdas. Prijungimas. 2.3. Reorganizuojama biudžetinė įstaiga. Širvintų rajono Alionių pagrindinė mokykla. Nurodytas kodas, adresas Širvintų rajono, kuri po reorganizavimo vykdys iki mokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas. Reorganizavime dalyvaujantį biudžetinė įstaiga. Širvintų rajono Bartuškio mokykla daugiafunkcis centras. 2.5. Po reorganizavimo veiksinti biudžetinė įstaiga. Širvintų rajono Bartuškio mokykla daugiafunkcis centras, kuris vykdys iki mokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos ir daugiafunkcio centro funkcijas. 2.6. Funkcijos, kurias įgyvendins po reorganizavimo veiksinti biudžetinė įstaiga, bus nustatyta Širvintų Bartuškio mokyklos daugiafunkcio centro nuostatas. 2.7. Po reorganizavimo veiksinčios biudžetinės įstaigos savininko teisės ir pareigas įgyvendinant instituciją Širvintų rajono savivaldybės taryba. 3. punktas valstybės vyriausybės atstovės siūlymų yra išbraukiamas, lygiai taip pat kaip ir pirmų punktų buvo patikslinta data. Tada keičiasi numeravimas. Išbraukiamas punktas 3. O tada ten, kur buvo 4, tai 3. Įpareigoti. Širvintų rajono Alionio pagrindinės mokyklos ir Širvintų Bartuškio mokyklos daugiafunkcio centro direktorius. 4.1. Ne vėliau kaip pirmo reorganizavimo sąlygų aprašo viešo paskelbimo dieną pateikti jį registrų centrui. 4.1.2. Iki 2016 m. gegužės 10 dienos pranešti raštu visiems mokyklos kreditoriams apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą ir informuoti darbuotojus apie tai, kad pradedamas reorganizavimo procedūros. 4.1.3. Atlikti kitas būtinas teisės aktuose numatytas procedūras. 4.2. Širvintų Bartuškio mokyklos daugiafunkcio centro direktorius praėjus ne mažiau kaip 30 dienų nuo viešo reorganizavimo sąlygų aprašo paskelbimo ir pranešimo raštu visiems kreditoriams teisės aktų nustatyta tvarka parengti naują Širvintų Bartuškio mokyklos daugiafunkcio centro nuostatų projektą ir pateikti tvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybai. Sekantis punktas. Pavesti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriai spręsti organizacinius klausimus susijusius su Širvintų rajono Alionio pagrindinės mokyklos reorganizavimu. Sekantis. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinės spaudoje, o visą sprendimą Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir teisės aktų registre. Gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimų, prašau, Zermanas Mistelis. Man nelabai aišku reorganizacijos darbų eiliškumas, kas konkrečiai kokius darbus darys ir terminai tų darbų. Ir kaip su darbuotojų kandikimis. Taip, tada prašyčiau jūsų atkreipti dėmesį į tuos punktus, kur yra įpareigoti direktoriai, ką turėtų jie parengti. Pirmoje eilėje abiejų mokyklų direktoriai turi parengti Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Širvintų rajono Bartuškio mokyklos daugiafunkcio centro
sąlygų aprašą. Šitas aprašas turėtų būti parengtas šiandien ir rytoj. Raštu informuoti, sekantis žingsnis būtų. Raštu informuoti darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytą tvarką apie darbo sutarties sąlygų pasikeitimą nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos. Sekantis žingsnis. Kadangi, taip, dar jeigu sugrįžti prie reorganizavimo sąlygų aprašą, tai šitą veiksmą, šitą aprašą abiejų mokyklų direktorius įpareigoja parengti Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 5 punktas. Toliau. Vykdyti reorganizavimo sąlygų apraše numatytas procedūras. Sekantis. Vykdyti švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 punktą. 5 punkte yra kalbama apie mokyklos mokymus. Visi mokyklos mokiniai, žodžiu, yra supažindinti. Aš pati kaip švietimo ir kultūros skyriaus vedėja ir mokyklos direktorius, perėmėm ir visas klases, supažindinome vaikus apie pakeitimus, apie tai, kad nuo rugsėjo 1 dienos pasikeis mokyklos pavadinimas, o visos klasės, visi mokytojai liks dirbti toje pačioje mokykloje. Niekas iš niekur nebus iškeltas, tik tai bus pakeistas pavadinimas. Visi mokiniai sutiko, jame svarbiausia mokytis toje mokykloje. Taigi, bet nežiūrinti tai, direktorius, čia Aliūnio direktorius, turėtų, vadovaudamas į švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 punktu, dėl mokyklos reorganizavimo privalo raštu pranešti kiekvienam mokiniui, ne vėliau kaip ir 1 mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos. Nuo viešo paskelbimo apie biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimo dienos mokykla įgyja jau reorganizuojamos biudžetinės įstaigos statusą. Taip ir keičiasi statusas. Na ir tai tokie būtų žingsniai. Sekantis švietimo ir kultūros skyriaus žingsnis, tai po 30 dienų parengti tarybos sprendimą dėl reorganizacijos ir tenai dar bus tada pateiktas ir tas aprašas, kurį parengs abiejų mokyklų direktoriai. Ir rytoj tikiuosi, tas aprašas bus jų internetinėje svetainėje. Tarybos, prašau, turite klausimų? Kęstutis Pakanis. Taip, tai iš tikrųjų sprendimėje pasisako, kad efektyvinant veiklą, galbūt ir lėšas. Ir norėjau paklausti, ar iš tikrųjų čia būtent tą kryptim reiktų vaikus vežti. Aš manyčiau, kad Ąžuolynas tai būtų visiškai pakilti ir kam būtų adaptacija, nes kokiu atveju jiems kai kuriems teks veikti ir gimnaziją, aš manau, kad visiškai neveža kryptim. Nebėra tėvais yra sutarta ir kalbėtų. Tai gerbiamam Kęstučiui Pakanis, iš karto mes atsakom tada į jūsų paklausimą, kad vaikai nelabai supranta, kur jie bus vežami. Jums aiškiai vedėja pasakė, kad keisis įstaigos pavadinimas. Žiūrėkit, pavadinimu, bet kokiu atveju, supraskite, tam, kad adaptuoti vaiką, tai čia pavadinimas yra vienas. Bet kokiu atveju tai tikrai būtų geriausias sprendimas, kad vaikas ir į Ąžuolyną atvažiuotų ir galbūt mokytojai pasikeistų. Jūs siūlote visai uždaryti Mes nekalbam apie mokyklos uždarimą, mes kalbam ne apie mokyklos uždarimą, mes kalbam apie būtent filialus. Ir kalbam, kad tai reikėtų jungti prie Ąžuolyno, o ne prie Bartušo mokyklos. Ačiū už jūsų nuomonę, prašau vedėją. Aš atsakysiu šitą klausimą. Nes kai kuris darys vaikų norės į mokyklos. Taip, aš atsakysiu šitą klausimą. Pradžioje taryboje buvo pateiktas tinklo planas. Tinklo plane 2016-2020 metam buvo apspręstas, buvo numatyta kiekviena mokykla, kaip jinai turėtų keistis pagal turimą vaikų skaičių. Ir tas planas yra patvirtintas, pritartas visų tarybos narių. Ne visų. Ačiū vedėjai. Bet aš noriu atsakyti dėl Ąžuolyno. Iš tikrųjų, pati važiavau
Alionų mokyklos visais maršrutais, pasižiūrėjau, kiek, kur, iš kur važiuoja vaikai ir kokie važiuoja vaikai. Tai buvo matomas jungti pradžiai prie Atžalyno progimnazijos, nes mes mieste neturim mokyklos, prie kurios galėtume prijungti. Alionų pagrindinėje mokykloje mokosi 9 ir 10. Jeigu mes jums būtų pasiūlyta per tarybą prijungti prie Atžalyno, prarastų galimybę mokytis 9 ir 10. Šitas sprendimas jungti prie Bartkuškio pagrindinės mokyklos, nes buvo atsiklausta vaikų nuomonės, juos tenkina, nes jie tada mokysis savo patalpose. Jie nenori išeiti iš mokyklos, jie nori mokytis Alionų pagrindinėje mokykloje. Prašau? Kas nori jūs patys? Gerai, gerbiama. Aš sakau taip, kaip yra, nes kaip viską patikrinau. Dėkojam, gerbiamas tarybos nariai, jūs pakalnį nedalyvavote praeitam posėdį, kai buvo sprendžiami tokie lemiami klausimai. Prašau, Vytas Šimanėlis. Taip, jūs čia pasitarėte apie straipsnį. O aš sakyčiau, 6 straipsnėje yra parašyta taip, kad mokyklos pagalbos įstaigos realizavimo procedūros pradedamas ne vėliau kaip 4 mėnesiai iki jų pabaigos. Tai turi būti baigtos iki 1 metų rugpjūčio 31 dienos. Tie mokslo metai prasidėjo rugsėjo 1 iki mokslo metų pradžios. Tai iš tikrųjų, ką noriu pasakyti, jeigu mokyklos bendruomenė bus nepatenkinta šituos sprendimus, tai pilna teisė turi eiti į teismą, kreiptis ir man nuodė turės pilną kozerį į šitą mūsų sprendimą užginčyti. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, turiu pasakyti, kad šitas sprendimas tai yra pradžia, kad tos mokyklos vaikai įsivaikščios. O kur jie nueis, tai čia ar Giedraičius, ar Širvintus, kad į Bartkuškį, 100%. tai problema bus čia. Tai tik tiek. Aš atsakau jums į šitą klausimą, nes kai buvo rengiamas tinklo planas, tinklo planui reikėjo mokyklos sutikimo. Tai dėl tinklo plano pakeitimo sutiko tik tai mokiniai, bet nesutiko mokytojai ir nesutiko techninis personalas. Kai nesutinka dalis bendruomenės nesutinka su tinklo planu, tada galutinį žodį tarė Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo ir mokslo ministerijai buvo nusiųstas protokolas posėdžio, kai buvo svarstoma mokykla ir gautas iš Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimas. Jie pritarė tinklo planui, kadangi neargumentuotas mokyklos bendruomenės prašymas ir jisai pažeidžia tinklo taisyklės, kadangi jie neturi reikiamo mokinių skaičiaus. Pagal mokinio krepšelio metodiką jungtinėje klasėje arba atskiroje klasėje privalo būti 10 vaikų. Ir mes turime raštą, taip kad nėra jokio pagrindo kreiptis į teismą, nes niekas nesikeičia. Mokytojai lieka dirbti toje pačioje mokykloje, vaikai lieka dirbti toje pačioje mokykloje ir ministerijos rašto pagal visus teisės aktus, nes turėjom kreiptis, mes atsakėme, jie pritarė tinklo planą. Aš kalbu apie procedūros išlaikymą. Dėl procedūros išlaikymo. Nes jūs neišlaikysite ir rugsėjo bus jau 5 diena. Geriausia, mokslo metai. Pirmų punktų reorganizavimas baigėsi, bet pirmų punktų dėl sutikimo šitame sprendime baigėsi 2016 metų rugpjūčio 31 dieną. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną. Peržiūrėtos visos pareigybės yra 10 techninio personalo ir 12 mokytojų. Vieniem reikėtų įteikti įspėjimo lapelius, jeigu jie negautų darbo prieš 2 mėnesius, kitiem reikėtų įteikti prieš 4 mėnesius. Peržiūrėtas visos pareigybės ir be darbo liktų. Jeigu niekas nebūtų pasiūlyta, tai direktorius ir buhalteris, o visos kitos pareigybės išlieka. Taip kad... Dėkuoju, vedėjai. Tarybos nariai, prašau, ar dar turite klausimų? Prašau. Noriu paklausti, kodėl buvo pasirinkta šitą mokyklą Bartkuškio tokia funkcijos centras? Todėl, kad Alionų pagrindinėje mokykloje yra renovuota aktų salė, sporto salė, jinai yra pritaikyta bendruomeniai. Pasirinkti modelį, kad Alionų pagrindinė mokykla savarankiškai taptų daugiafunkciu centru, per mažai yra mokinių, nes 1-4 klasėse mokytųsi 12 vaikų, 5-10 klasėse mokytųsi 24 mokiniai. Kadangi Bartkuškio pagrindinė mokykla jau yra daugiafunkcis centras, tai automatiškai Alionų pagrindinė mokykla tampa daugiafunkciu centru.
Tikimasi, kad kai ateis struktūriniai pinigai, ten yra numatyta daugiafunkciam centram. Galbūt pasiseks renovuoti ir toliau Arionio pagrindinę mokyklą. Tarybos nariai, prašau, ar dar turite klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už įsileidimą, kas už, kas prieš, susilaikė. 12 už, 3 prieš, vienam susilaikė, sprendimas priimtas.